Pirmadienį Panevėžio Ekranas 7-ose draugiškose rungtynėse namuose susitiko su Gargždų Bangos futbolininkais ir jiems nusileido minimaliu rezultatu 0-1. Dvikovos baigtį nulėmė tikslus varžovų smūgis nuo 11 metrų žymos. Rungtynių pradžioje ekraniečiai greitai perėmė kamuolio kontrolę ir jau netrukus puikią progą išvesti komandą į priekį turėjo Lukas Kochanauskas. Puolėjas išbėgo vienas prieš vartininką, tačiau jo smūgis buvo atremtas. Iki pat pertraukos žaidimas vyko daugiausiai aikštės viduryje ir pavojingų progų žiūrovai praktiškai neišvydo. Antrajame kėlinyje ekraniečiai rungtyniavo kur kas aktyviau ir šansą išlyginti rezultatą turėjo Edvardas Tamulevičius, tačiau jo smūgis galva iš arti buvo netikslus. Antrojo kėlinio viduryje Tomas Alaminavičius ir Učėnų pavojingai smūgiavo į vartus, tačiau varžovų vartininkas rungtyniavo užtikrintai. Mačo gale arti tikslo buvo ir Rytis Pilotas, tačiau varžovus gelbėjo patikimas vartininko žaidimas. Paskutinės rungtynės prieš sezono startą Ekranas žais kovo 1 dieną Panevėžio futbolo akademijos stadione su pirmosios lygos atstovais Kazlų Rūdos Šilu.